Mielas kriptodruid, aš tau papasakosiu, kad nebūtai toks durnelis ir būtai šiek tiek protingesnis. Google Chromas, kai rodo pažeistus slaptažodžius, tai reiškia tavo vartotojo ir slaptažodžio kombinacija yra nutekėjusi internete. Kažkas pardavinėja, kažkur paskelbta yra viešai. Yra realiai 3 būdai, kaip gali pavogti tavo slaptažodį. Pirmas būdas, tai tu lankaisi skeminės internetinius puslapius, skeminės parduotuvės ir ten suvedi savo slaptažodį ir ten gauna tavo slaptažodį. Antras būdas – duomenų nutekėjimas. Kažkokioj firmai esi užsiregistravęs ir toj firmai nuteka duomenys, nuteka tavo slaptažodis, tavo vartotojas. Jeigu tu tą patį slaptažodį naudoji kitose paskyruose, tai visose paskyruose rodo kaip pažeistą slaptažodį. Trečias pavogimo būdas, tai kai jungiesi viešuosius Wi-Fi ir ten sėdi žmogelis su specialiom programom, kuris mato, ką suvedinėji savo kompiuterį prisijungęs. Tai tokie yra 3 slaptažodžio pavogimo būdai. Gerai, galimas ir 4. Tai prisirašai visokių virusinių programų, extensionų Google Chrome. Tai galima ir taip pavogti tavo slaptažodį. Dėl atskiro Chrome svarbiems reikalams, kaip ir gera idėja, bet tuomet būtinai turi naudoti skirtingą Google paskyrą ir jokių nesirašy Google extensionų, nedaryk Google Synco. Tuomet galbūt būsi saugesnis savo pornografinėse svetainėse. Būk saugus. O įtartinas nuorodas tikrink kliksaugus.lt. Pirmasis sukčių tikrintuvas Lietuvoje.